Antroji dalis – kaip ugdyti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Vienas garsiausių pasaulyje darbo paieškos konsultantų, Richardas Boulis, sako, svajonių darbą lengviau sukurti nei atrasti. Kodėl? O būtent todėl, kad tik mes patys, o ne kiti, kuriame aplinką, kurioje mums gera dirbti. Tik mes patys renkamės dirbti mėgstamą ar nemėgstamą darbą. Tik mes, o ne kiti, kuriame gerus santykius, kurie mus motyvuoja ir padeda mums siekti karjeros tikslų. Ir tai mes, o ne kiti, kuriame savo įvaizdį ir gerus bei blogus atsiliepimus apie mus. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Tas pats kabinetas, kolegos dirbantys labai panašų darbą už vienodą atlyginimą. Tik vienas kolega nuolatos šypsosi, nebijo prisimti atsakomybės, siūlo idėjas, randa laiko padėti, pagirti, padėkoti kitiems. O kitas sėdi surūgęs ir nuolatos kritikuoja kolegas. Iškilus problemai, nusimeta atsakomybę nuo savęs. Visiems nuolat kartoja, jog turi beprotiškai daug darbo. Kuomet ateina metas vadinamajam etatų mažinimui, kaip jūs manote, kuris iš jų gaus vadovo pasiūlymą palikti įmonę? Žinoma, kad antrasis. Kiekvienas iš mūsų esame savotiškas sistemos centras, ašis ir magnetas tų įvykių, kurie aplink mus vyksta. Šiame teiginyje nėra jokios mistikos. Tai reikia į savo aplinką ir į savo elgesį bei mintis pažvelgti iš šalies ir mes pamatysime, kodėl traukiame teigiamus ar neigiamus dalykus. Kai aš pykstu, tik laiko klausimas, kada aš išprovokuosiu situaciją, kurioje galėčiau tą pyktį išreikšti, nes užspausdama jį, aš patiriu vidinę įtampą ir turiu ją išspręsti. Ir nesvarbu, ant ko aš pykstu, gal ant šuns ar ant televizijos serialo herojus, pyktis, kurį nešioju, taps tikrovė. Vyro, vaiko, kolegos ar savo atžvilgiu. Jei aš gerbiu, aš net kasdieniu paprastu elgesiu tą pagarbą parodysiu. Jei jaučiuosi mylima, aš negalvodama ištarsiu meilius paguodžiančius žodžius kitam. Jei vertinu kitus ir jų darbus, aš nesusimastydama dėkosiu ir taip motyvuosiu su manimi dirbančių žmones. Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi? Pasitikėjimas savimi yra duotas iš prigimties. Tačiau gyvendami, įgydami patirtį, kolekcionuodami prisiminimus apie nesėkmes ir bausmių randus, mes kuriame kliūtis blokuojančias mūsų drąsą, mūsų savivertę ir pasitikėjimą savimi. Šio seminaro metu jūs susipažinsite su praktikomis, kurios padės šias kliūtis pašalinti. Įprastai pasitikėjimą savimi suprantame kaip gebėjimą ir tikėjimą, jog man pavyks susitvarkyti su bet kokia situacija. Jei pasitikėjimo savimi trūksta, mes kuriame krūvą versijų, kodėl man gali nepavykti. Pasitikėjimas savimi yra būtina sąlyga, jei norime išdrįsti gyventi savaip. Savimi pasitikintis žmogus jaučiasi, jog jis geba priimti sprendimus, jog jo sprendimai sulauks palaikymo iš kitų, jog jis geba rinktis. Jis pasitikė savo pojūčiais, savo mintimis ir kitais žmonėmis. Tokiam žmogui būdingas tikėjimas, kad man tikrai pavyks. Galima išskirti 4 pasitikėjimo savimi sąlygas. Pirmoji sąlyga – tai vidinio tapatumo jausmas. Aš vadinu vidinio tapatumo jausmu, nors kitose šaltiniuose galite sutikti ir vidinės harmonijos identiteto terminus. Vidinis tapatumas yra tokia būsena, kai mūsų širdis ir protas sutaria, kai mes aiškiai suprantame, kas esame ir darome tai, kam patys pritarėme. Vos gimę, mes pasaulį suvokiame per pojūčius ir jausmus. Tai labiausiai išlavintas mūsų mąstymo ir suvokimo organas. Deja, daugelis jį ignoruojame ir jo nepasitikime, nes norime klausytis tik savo minčių, nes galvojame tik analizuodami žodžius, o ne tą informaciją, kurią mums perduoda pojūčiai. Pasižiūrėkite į gamtą. Ji visa gyvuoja, kuria, adaptuojasi be žodžių. Mokslininkai tyrinėjantis atmintį teigia, jog norėdami atsiminti daugiau, turime atsiminti ne tik informaciją, kurią apdoroja protas, bet ir savo savijautą tuo metu. Tai yra, turime mokytis skaityti, klausyti visu savo kūnu. Žmogus, kuris neturi vidinio tapatumo jausmo,
dažnai pakliūna į situacijas, kai jis sako vieną, o jį supranta visiškai kitaip, kai jis nori gero, o kiti jį kaltina klasta. Tokiam žmogui būdingas dvejojimas savo veiksmais, nepasitenkinimas pasiektais rezultatais, blaškymasis, ieškojimas savęs, euforija ir nusivylimai, nuolatinis noras keisti gyvenimą, darbovietę, draugus ar pomėgius. Norėdami ugdyti vidinio tapatumo jausmą, pasistengkite vis dažniau atkreipti dėmesį į savo jausmus ir pojūčius. Ką jie jums sako? Ieškokite kasdien bent 10-15 minučių, kai jūs nieko negalvojate, tik bandote pajausti savo pojūčius. Galbūt tai gali būti minutės ryte ar prieš miegą lovoje, galbūt pasivaikščiojimas lauke. Vienas iš pratimų, kuris padėtų jums atrasti vidinio tapatumo būseną, yra vadinamas kūno filtras. Atsisėskite ant kėdės tiesia nugara. Rankas padėkite ant kelių, būkite atsimerkę, atsipalaiduokite. Nesistengkite nuvyti minčių, bet ir nesistengkite galvoti. Sutelkite visą savo dėmesį į kūną. Ramiai įkvėpkite, įsivaizduokite, kad jūsų įkvėptas oras pasiekia pėdas. Sekundį užlaikykite kvėpavimą ir lėtai iškvėpkite. Įsivaizduodami, kad oras pamažu kyla į viršų link nosies. Stenkitės iškvėpti lėtai, tarsi būtumėte balionas, iš kurio išeina oras. Įkvėpkite ir iškvėpkite keletą kartų. Atkreipkite dėmesį, kuriuose kūno vietose oras tarsi sustoja ir užstringa, o norint iškvėpti, jums reikia papildomo postūmio ar pastangų. Galite pajusti tose vietose įtampą, net skausmą. Pabandykite pajausti įtampos sritis. Galite ant jų uždėti ranką. Įsivaizduokite, kad įkvėpus oras susitelkia tik toje vietoje. Iškvėpkite ir įkvėpkite keletą kartų. Jei jaučiate, kad esate ramus, galite pradėti svarbų darbą. Antroji sąlyga – tai saugumo dėl ateities jausmas. Žmogus, kuris nejaučia saugumo dėl ateities, nuolat išgyvena įtampą. Toks žmogus gyvena visada įjungęs 3 instinktyves bazinės organizmo savisaugos strategijas – sustingti, kovoti ar pasitraukti. Pavyzdžiui, žmogų aprėkia ir žmogus sėdi, nejuda, tarsi suparalyžiuotas, girdi kritiką, puola, iškyla grėsmė, bėga. Jei žmogus neturi saugumo jausmo dėl ateities, jis nuolat gyvena įjungęs šiuos 3 režimus, nes jam nuolatos atrodo, kad kažkas nutiks negera. Kai žmogus jaučiasi nuolatos nesaugus dėl ateities, didelė tikimybė, jog vaikystėje jam ar jai trūko vadinamo pozityvaus palaikymo. Pozityvus palaikymas yra tai, kai mes vertiname patį žmogų teigiamai kaip vertybę nepriklausomai nuo situacijos. Kai meilės demonstravimas ir pagyrimai vaikui yra spontaniški, nesusieti tik su konkrečiais darbais ar pasiekimais, kai nesėkmės ar klaidos tampa pamokomis tobulėti. Pavyzdžiui, vaikas išpylė vandenį, mes paprašome išvalyti ir pagirime jį už tai, kad jis išvalė. Nekaltiname ir nebaudžiame, o ugdome ir skatiname ištaisyti. Jei elgiamės priešingai, ugdome baikščius, nepasitikinčius savimi vaikus ar darbuotojus. Žmogus, kuris jaučiasi saugus dėl ateities, pakliuvęs į pačią sudėtingiausią situaciją, nepraranda jausmo, kad jam pavyks, kad jis susitvarkys. Tuo tarpu žmogui, kuris yra nesaugus dėl savo ateities, net ir nedidelė nesėkmė įjungia pamatinius savisaugos mechanizmus – nieko nedaryti, pulti arba bėgti. Toks žmogus lieka neišmokęs pamokos, neatradęs sprendimo, priešingai, tik užtvirtinęs neigiamas nuostatas, kad man nepavyks. Ką daryti, jei jums 50 ir jūs atpažįstate, kad nuolat laukite, kol nutiks kažkas negera? Išmokite vis dažniau padėkoti ir pagirti tiek kitus, tiek save. Užuot savo sakę, viskas bus gerai, pradėkite sakyti, viskas yra gerai. Pasidžiaukite mažomis smulkmenomis, gerų orų, gražia šukuosena, šauniai atliktų darbų. Pabūkite savo išmintingais tėvais, kurie nuolatos palaiko jūs ir myli vien už tai, kad jūs esate. Trečioji sąlyga – vidinis savivertės jausmas. Daugelis vadovaujamės formulę – būti, daryti, turėti. Galvojame, kad mums reikia kažką turėti, kad mes galėtume būti. Pavyzdžiui, žmogus galvoja, kad jam reikia daug pinigų, kad jis galėtų gyventi ir jaustis kaip svarbus žmogus. Arba jam reikia išgarsėti
kad jis būtų turtingas. Žmogus tarsi nustato vidinę programą, kad jam reikia kažko pasiekti, kažką įgyti, kad jis taptų vertingas. Čia pasireiškia vadinamasis Martino Ideno sindromas, kai žmogus pasiekia rezultatą, tačiau vis tiek nesijaučia vertingas. Tuomet prasideda savivertės krizė, nusivylimas savimi ir kitais. Žmogus savo rankomis ima griauti gyvenimą. Savivertės jausmas kyla ne iš išorinių sąlygų, o iš vidaus, iš mūsų asmeninės misijos šiame gyvenime supratimo. Supratimas, kad mes kiekvienas turime savo užduotį žemėje ir ta užduotis paverčia mus svarbiais a priori. Ugdydami vidinį tapatumo jausmą, savo minčių ir jausmų harmoniją, galime aiškiau suvokti savo užduotį. Suprasdami savo vertę, mes jausime saugiau dėl savo ateities ir labiau pasitikėsime savo jėgomis bet kurioje situacijoje. 4 sąlyga – tai gebėjimas veikti. Tik veikdami mes įgyvendiname esminius pokyčius savo gyvenime ir džiaugiamės rezultatais. Veikdami mes kuriame patirtį, iš kurios galime mokytis. Kad veiktume, reikalinga drąsa ir pasitikėjimas savimi. Šioje vietoje mes kalbame apie gebėjimą vadovauti savo, gebėjimą motyvuoti save, išsikelti tikslus, planuoti savo veiklas ir jas įgyvendinti. Apie tai išsamiau galite rasti mano vaizdo seminare Asmeninis tikslas. Pabandykite įsivaizduoti prieš save svarstyklės, kurių vienoje pusėje yra aš galvoju, o kitoje aš veikiu. Kuri dalis nusveria? Jei pastebite, kad daug svarstote, o mažai veikiate, patarimas jums. Neanalizuokite visko vėl ir vėl. Tiesiog priimkite sprendimus, nustatykite terminą ir veikite. Steve Jobsas, kai negalėdavo priimti sprendimo ir pradėti veikti, nustatydavo terminą ir mesdavo monetą. Atsakymas nulemdavo jo pasirinkimą. Ką veiks? Svarbiausia pradėti veikti, nors ir mažai žingsneliais. Garsus sėkmės lektorius Brian Tracy yra pateikęs sprendimą tiems, kurie nedrįsta pradėti veikti didelių darbų. Įsivaizduokite, kad laikote prieš save didelę antklodę, kuri uždengia jūsų kelią. Praskleiskite antklodę tik tiek, kad matytume, kur žengti pirmąjį žingsnį. Ir taip keliaukite pirmyn. Pabaigoje noriu Jums pristatyti praktinę užduotį, kurią pasitelkdami galėsite savarankiškai panaikinti kliūtis, užkertančias kelią jūsų pasitikėjimu savimi. Galėsite išspręsti savo neigiamas nuostatas. Taigi, paimkite lapą popieriaus ir pradėkime. Pirmasis žingsnis. Aš Jums pasakysiu teiginį, o Jūs jį vertinsite. Teiginys. Aš esu pasitikintis savimi žmogus. Įvertinkite šį teiginį skalėje nuo 0 iki 10. Jei atsakymas mažiau nei 10, einame prie antrojo žingsnio. Dabar pabaikite sakinį. Aš nesu pilnai pasitikintis žmogus dėl to, kad atkreipiu dėmesį. Pabaigę šį sakinį, jūs jau galite atpažinti tas neigiamas nuostatas, kurias turite ir kurios tampa jūsų kliūtimi pasitikint savimi. Nuostatos atsiranda ir yra užtvirtinamos įgyjant patirtį ir ją interpretuojant. Kitaip sakant, kažkas įvyksta mūsų gyvenime ir mes iš to padarome išvadas. Trečias žingsnis. Prisiminkite, koks įvykis ar įvykiai praeityje patvirtina ar įrodo tą teiginį, kodėl jūs nesate pilnai pasitikinti savimi žmogus. Pavyzdžiui, jūs įrašate, kad nesate pilnai pasitikinti savimi žmogus, nes nemokate tvarkyti finansinių reikalų. Tai yra nuostata. Pagalvokite, prisiminkite, koks įvykis patvirtina šią nuostatą, kaip ji gimė. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, žmogus buvo viešai vadovo sukritikuotas prieš kitus ir kritika buvo pateikta be aiškių pastabų ir patarimų, ką reikėtų taisyti. Kritika buvo apie tai, kad žmogus nemoka tvarkytis su finansiniais reikalais. Žmogus klausė šią kritiką, jautė gėdą ir nieko neatsakė. Dabar įvertinkite šią situaciją skalėje nuo -10 iki +10. Kai -10 yra blogiausia, kas begalėjo įvykti, o +10 geriausia, kas begalėjo įvykti. Atkreipkite dėmesį, galbūt panašios situacijos jūsų gyvenime kartojasi, taigi pagalvokite, kas bendra visoms šioms situacijoms. 4. žingsnis. Pabandysime šią situaciją pakeisti ir iš naujo įvertinti.
Pagalvokite, kokios šios situacijos aplinkybės buvo pačios nemaloniausios. Mano pateiktame pavyzdyje, žinoma, tai buvo faktas, jog kritika buvo išsakyta viešai, jog ji nebuvo konstruktyvi ir tai, kad kritikuojamasis nieko nesakė. Dabar pabandykite pakeisti visas šias nemalonias aplinkybės taip, kad situacija būtų kiek įmanoma pozityvesnė. Kaskart darydami pakeitimą įvertinkite, kaip pasikeitė situacijos vertinamasis balas nuo -10 iki +10. Atskleisiu paslaptį. Tik pakeitę situacijoje savo pačių elgesį, jūs galėsite pasiekti aukščiausią teigiamą įvertinimą. Pakeisdami situaciją, jūs greičiausiai susidursite su poreikiu keisti ir kitas nuostatas ar netgi suformuotas vertybės. Pavyzdžiui, mano minėtoje situacijoje, jei kritika būtų išsakyta ne viešai, jau būtų maloniau ir tokia situacija būtų vertinama, kad ir +7. Jei būtų išsakyta konstruktyvi kritika ir patarimai, ką reikėtų patobulinti, vertinimas galbūt pakiltų iki 9. Tačiau tik tuomet, jei žmogus užuot tylėjęs išdrįstų pasakyti savo nuomonę, išdėstyti savo argumentus, situacijos vertinimas gali pakilti iki 10. Ir baigiamasis žingsnis – išmokite naują pamoką. Dabar grįžkime vėl prie pirminės nemaloniausios situacijos ir pagalvokite. Jei visos aplinkybės išliktų tokios pačios, o keistusi tik jūsų elgesys ir savijauta, koks jis būtų dabar? Grįžtu prie pavyzdžio. Vadovas viešai išsako kritiką be argumentų, tačiau jūs netylite, o konstruktyviai paprašote pagrįsti tos teiginius faktais. Jūs jaučiatės tvirtai, neleidžiate save žeminti. Jūs tvirtai ir konstruktyviai atsakote į užduodamus klausimus ir tokiu būdu parodote savo kompetenciją, didelį dėmesį darbui, atsakomybę ir pasitikėjimą savimi. Dabar ir vėl įvertinkite teiginį aš esu pilnai pasitikintis savimi žmogus. Įvertinkite šį teiginį nuo 0 iki +10. Ar pasikeitė vertinimas? Šaunuoliai, galite kartoti šią užduotį tol, kol pasieksite +10. Sėkmės. Ir apibendrindama, norėčiau papasakoti legendą, kuri parodo, kaip stipriai mūsų nuostatos ir mintis įtakoja rezultatą, kurio sulaukėme. Prie vieno miesto vartų sėdėjo išminčius. Pro šalį eidami keleiviai jo klausdavo, o koks šis miestas, geras ar blogas? Išminčius atsakydavo klausimu, o koks buvo tavo miestas? Jei žmogus imdavo kritikuoti savo miestą, išminčius jam atsakydavo, jog šis irgi prastas. Jei gaudavo atsakymą, jog pakeleivio miestas geras ir svetingas, senolis atsakydavo taip pat. Norėdami būti sėkmingesni, visų pirma, turėtumėte pradėti nuo savo minčių planetos ir kaip mažasis princas turėtumėte stengtis ravėti babobus tuomet, kai jie dar tik pradėjo dygti.